Niekam nepaslaptis, kad įpusėjus žiemai dažnai kenčiame nuo įvairių aplinkos veiksnių, sukeliančių nemalonius pojūčius. Dėl sausos odos jaučiame diskomfortą, kyla begalė kitų problemų. Laimiai šiuos rūpesčius galime nesunkiai įveikti, tai reikia žinoti keletą svarbių dalykų. Tuomet jokia žiema nebus baisi mūsų švelniai ir jautriai odai. Taigi, ką būtina žinoti visoms moterims žiemą? Šaltuoju sezono metu ne tik tai veido, bet ir viso kūno odą visų pirma labiausiai sausina temperatūros kaita. Taigi, reiškia, mes pareiname iš šalto oro, ateiname į šiltas patalpas, kur yra radiatoriai, tai yra šildymas ir natūralu, kad oda į tai reaguoja. Dažnai iš lauko grįžtame sušalę ir mėgstame pasišildyti karštoje vonioje. Tačiau karštas vanduo ir apskritai vanduo, jei nenaudojame jokių papildomų priemonių, labai sausina odą. Todėl žiemą reikėtų vengti karšto vandens pertekliaus, nepaisant noro sušilti. Dar yra labai daug kitų faktorių, tokie kaip dehidratacija, todėl kad, žmonės netinkamai naudoja vandenį, tai yra arba jo pernelyg mažai geria, arba geria neteisingai, o kas yra neteisingai, tai tiesiog jie mano, kad išgers, tarkim, 1,5–3 puodelius vandens, o tai iš tikrųjų, nėra gerai, todėl kad mes siekiame, kad visgi vanduo rezorbuotųsi į odos sluoksnius, tai yra įsiskverbtų, tai derėtų vandenį gerti mažais gurkšneliais. Tad vanduo turėtų būti visur šalia mūsų, prie lovos, automobilyje, darbo vietoje, sporto krepšyje ir kitose vietose, kur nuolat būname. O gerti vandenį įpraskime mažais gurkšneliais. Grįžkime prie odos. Kaipgi tinkamai reikėtų prižiūrėti sausą odą ir ko derėtų nepamiršti? Sausą odą šaltuoju sezono metu reikėtų prižiūrėti ypatingai. Dėl ko? Todėl, kad yra mitas, kad sausą odą šaltuoju sezono metu reikia tik tai maitinti. Deja, ne. Jai lygiai taip pat reikia ir drėgmės. Sausą odą reikėtų ne tik tai maitinti šaltuoju sezono metu, bet ir drėkinti. Labai neretai pacientai klausia, ar, sakysim, draugai, bičiuliai, kad kodėl, juk tai yra šaltasis sezono metas, kurio metu reikėtų tik tai maitinti. Tai yra mitas. Tiesa yra tokia, kad nusiprausus vonioje ar po dušu, oda džiūsta, todėl ją reikėtų drėkinti ir iš karto pamaitinti. Gydytoja pabrėžia, kad drėkinimas netinka einant į didžiulį šaltį arba atšiauraus oro sąlygomis. Tad drėkinti odą žiemą būtina tik tada, kai būname patalpose. O jei susiruošėme į lauką, apsauginiu kremu nuo šalčio reikėtų pasitepti prieš 20–30 minučių. Grįžus namo ir nusiprausus reikėtų pasitepti drėkinamuoju kremu, nes drėgmė mums visiems būtina. Tad nieko nelaukę sužinokime, koks kremas tinkamas prieš einant į lauką. Šiuo metu šalčio kremų yra aibė ir neretai labai pacientas susiduria su vienu opiu klausimu, kadangi jisai tikrai nežino, matydamas vaistinėje kupinas lentynas įvairių produktų, kuri visgi kremą rinktis. Reikia nepamiršti, kad dėl visų jums iškilusių klausimų galima kreiptis į gydytoją, dermatologą ar kosmetologą. Bet jei nusprendėte kremą pirkti tiesiog dabar, vaistinėje visuomet rasite konsultantą, kuris padės atsižvelgti į pagrindinius dalykus – lipidų skaičių pažymėtą ant pakuotės. Kuo skaičius didesnis, tuo geriau apsaugo nuo šalčio. Taip pat svarbu, kad kremas būtų pagamintas ne vandens, o aliejaus pagrindu. Labai neretai pacientai iš tikrųjų atvykę į vaistinę, jie tiesiog susipainiojo, todėl kad visgi pasiūla yra begalinė. Kainų skirtumas vėlgi yra įvairus, ar ne, ir žmogus nežino, ar vieną produktą įsigyti, ar kitą produktą įsigyti. Taigi, pagrindiniai kriterijai renkantis apsaugą nuo šalčio tokie. Kremas turi būti pagamintas aliejaus pagrindu, jame turi būti lipidų ir natūralių keramidų. Išsirinkti produktą tokį, kuriame nėra kvapiklių, dažiklių, parabenų, visų kitų cheminių junginių, kurie tikrai nepriduoda mūsų odai sveikatos, grožio, ko mes visos norim. Kūno aliejus galima naudoti visus metus. Jie ypač tinka žiemą. Tik reikia pasirinkti tokius, kuriuose nėra parabenų, detergentų, kitų cheminių medžiagų. Galime rinktis kokoso aliejų, kuris minkština, švelnina ir maitina odą. Leiskime aliejų įsigerti ir tik tada rinkimės. Aliejus yra geriausiai naudoti tuo met, kada kūno oda yra šiek tiek drėgna ir jį labai švelniais judesiais įtrinti kūno odą
Ir tuomet vėlgi palaukti 10, 15, 20 minučių pagal galimybės, kad jisai įsiskverbtų. Tačiau aliejus turi tokį dalyką, tikrai tai nėra blogai, kad jisai ne kaip kremas. Kremas išgaruoja, reiškia, o aliejus jisai pasilieka ant kūno odos. Tad mielos moterys, jei tinkamai prižiūrėsime savo veidą ir kūną, šaltojų metų laiku sausa oda mūsų tikrai daugiau nebevargins. Būkite gražios, sveikos ir laimingos.